kol laukiam prisiduot lagaminus, Seriožas sakė, nori parodyti, kaip dauguma moterų, įskaitant mane, pozuoja Instagrame. Parodyk. Moteris parodė ir rodo tiesiog, kad yra tikros gyvatės. Tai čia gal čia yra inspired iš Maitai, kad ša. Ką? Dabar tu parodyk, kaip tu rodai. Kaip aš darau taip. Prasižiojus. Nu, aš prasižiojau, bet jisai sako, kad aš darau taip. Taip, aš taip nedarau. Akių taip nedarai, gal prinaudoju. Bet ir lūpų taip nedarau. Ir nosies taip, kaip tu parodai. Aš tiesiog prasižiojau. Rimtą feis padarau, va taip. Kur čia? Dabar va, padaryk ramiai. Sako, kaip tu darai, kad tau dantis matas. Kaip durnas jaučiuosi. Visi moteris tokios keistos. O vyrų? Tokia? Va, palauk. Arba va taip. Arba taip. Arba ir per ūsą. Jis net su dantim. Ačiū. Noriu, kad jūs atkreiptumėt dėmesį į mūsų marškinėlius. Šiandien pasakė salės, kurios sportavo mūsų savininkas, kad padarė naujus marškinėlius ir mes taip juokėmės, nes tai būtent atspindėjo mano būseną visų šitų treniruočių metu. Nes tai sako, hard training, but did you die? Tai atsakymas, nenumiriau, skrendam į Europą. High five! Jokio training! Tavo žinutė? Mano žinutė tokia, kad labai smagu iš tikrųjų, labai kitoks experiences negu prieš tai, kaip mes buvom žiemą Tailande, bent jau mano, nes kadangi aš nesportavau, o dabar atrodo, kad tu įeini į tą bendruomenę. Aišku, gal ir sunkiau man buvo, nes aš nevažiavau su dideliu užsidegimu sportuoti, bet dabar, kai išvažiuoju, tai net gaila taip. Atrodo, šiandien taip keista, ką mes veiksim 4 valandą, ką mes į treniruotę neįsim. Nejaugi mes čia laisvo laiko turim. Dalykas, ką tikrai norėčiau užakcentuoti, ypatingai jeigu yra tėvų turinčių paauglių sūnus, va tokia tipo stovyklos išugdo sąmoningus, sąžiningus, drąsius, savim besirūpinančius berniukus, nes mes sutikom labai daug paauglių, tokių 16, 17, 18, 20, vis tiek tokių labai jaunų, kurie atvažiavo vieni ir jiems tas kempas yra tikrai labai geras dalykas į ateitį, nes tikrai nauda, taip. Sugeba tada pasirūpinti savim, jie moka užmėgsti kontaktą su skirtingų tautybių žmonėm, susiranda čia draugų, žodžiu, su kitokia kultūra. Gauna kultūrinį šoką dar. Jo. Reziumuojant, vyrams, berniukams, čia yra nuostabiausias dalykas, labai rekomenduoju. Gerai, o merginam? Ne šiaip, kas liečia kardio, tai čia yra nuostabus kardio moterim, aš gyvenime nesu buvus tokia šlapia, never nei per savo vieną treniruotės. Tu apskritai niekada, netgi pirtį nueidavo, neprakaituodavo. O čia gerdama kavą laukia, paskiau pasportavas pradėjo prakaituoti. Aš manau, tai daug kas sako. Aš virstu žmogų. Maladės. Geitai jau pabiškiai renkasi. Noriu pasakyti tai, kad Tailandas yra nuostabi vieta. Tikrai rekomenduoju visiems aplankyti. Šiek tiek pasikultūrinti ir pamatyti tą tokią kitokią pasaulio pusę. Visą laiką visi šypsosi, visi renkėsi, visi būna malonus. Draugiški. Iš dalies nori pinigų iš jūsų pasidaryti. Bet jeigu jūs atversi širdį jiems, jie atvers savo širdį ir jums. Pavyzdžiui, kaip mama. Mes gavom dovanų šiandien. Gerai, for the good luck. For the good luck. Iš būdos. Tad ačiū visiems už šitą kelionę, kurie dalyvavo su mums kartu. Susimatysim Kroatijai. Būtent. Visai nebloga, be ką planą sugalvojom. Sustrategavom, kad čia važiuoti traukiniu. Aišku, piniginių atžvilgių nelabai apsimoka, bet pigiau negu į Lietuvą grįžti. Sakau, dvigubai pigiau negu į Lietuvą grįžti. Jo, ir tu nepamiršti, dar būtumėm turėję vienui miegoti. Tai vat, situacija labai šūdina. Kelionė bus tokia. Nuvažiavomės į oro uostą. Skrydis su labai šūdinom oro linijom. Air Arabia. Niekada nepirkti. Žinokit, kad yra tas pats, kas ir Ryanairas, kas ir Fizeras Europoje.
Tai žodžiu, nei maitina, nei kažką, teliukų nėra. Labai blogai, labai blogai, o esmė tokia, kad bilietai kainavo tikrai labai daug ir kadangi mes nei vienas, nei kitas nebuvom skiridę su šitom oro linijom, kažkaip nutikėjomės, kad Emiratų, Arabų oro linijos bus ganėtinai geros, nes Emiratai yra labai geros. Mes turėjom iš viso 4 skrydžius per šią kelionę su jais. Visi vėlavo. Jeigu yra layoveris, tai jau reikia apsidrausti, kad yra pakankamai laiko, kad nebūtų taip kaip mums. Taip, ir vienoje mes atskridome ir pasiėmėme lagaminą tada, kada jau mūsų lėktuvas į Vilnių skrido. Nors mumai jie uždėjo specialius ženklus, kad pas mums yra transferis, kad mums reikia skubėti ir taip toliau, o mūsų lagaminai atėjo turbūt patys paskutiniai. Nu vos ne. Bet? Pasimokė. Bet žinai, kaip neveltui yra sakoma, kad amžių gyveni, amžių mokaisi ir vis tiek durnių pamirsi. Bet esmė yra ta, kad dabar iš Puketo skridom į Dubajų 10 valandų layoveris. Tai žodžiu, tai planas dabar toks. Paniką numalšinom, nes Santulė mėgsta panikuoti. Nu kur aš to panikavau? Taip sąžininkai visai, ką aš to jau baisiai ten panikavau. Sąžininkai? Nu. Dabar su autobusu. Gal aš nesakiau, kad su autobusu, aš būčiau nevažiavau. Aš pirksiu. Ne, paskui gal mes. Paskui tas, anas, trečias, penktas. Aš nesakiau, kad važiuosiu su autobusu, tikrai ne. Tu savęs iš šono nematai. Realiai, aš einu ir man iš niekur pradeda kilti tokia nerimas. Jau perdedi. Jau pats, žinau, kai pats perdedi, tai irgi reikia padalinti iš 20. Perdedi čia tik iš to. Tai žodžiu. Dabar važiuojame į stotį, važiuosime su traukiniu į Müncheną. Kas sugalvojo šitą planą, šitos kelionės? Aš. Tai žodžiu, mes išnaudosim šitą galimybę, nes München nesam buvę, tai nuvarysim į centrą, pasiėmą viešbutį, pasivaikščiosim po Münchą, plakysim gal kažkokias vietas, bus smagu. Plius jums bus dar vienas nemokamas kontentas, o mums gan brangiai išeis, bet nieko tokio. Life is life. Shit happens. Važiuojam. O vis tik yra fainų žmonių, nepadeda. Kai vežiausi tave Valentino dienai į Vieną, ar tau patiko čia? Man labai patiko. Čia yra be galo gražus miestas, ta prasme, vienas gražiausių. Labai gražus. Tik vienas dalykas, man nepatiko tą centrą, kad labai centras sugadintas, labai daug kebabinių, labai daug arabų, tokių. Kaip ir visur Europoje dabar. Nu, blemba, aš tikiuosi, kad pas mus tokių nebus. Aš tokiu norėtųsi, kad... Matėjau, buvo pakabinta vėliava. Išliktų autentiškumas, žinai, tasai. Gerai, dabar mes tiesiog nebefilmuom, susikaupėm ir ieškom realiai, kur eiti. Nes nelabai patogu. U3 tu sakei, ne, U3 line tuo. Jo. Šitas tubas primena Londoną. Jo, primena siaubas. Ir tokį piko metą, granai maždaug, kai ištaipai, kaip jis smirdi prakaitą. Siaubas. Kaip džiaugiuosi, kad Lietuva nereikės su tubu važinėti. Mes turim 10 minučių iki mūsų išvažiavimo, bet jeigu mes vienoje neparagausi vietinių gerybių, vietinės austriškos dešrelės ir vietinio austriško šnicelio. Skanaus činčin. Činčin. Gal ne Michelino restoraną, bet kaip stoty. Negaliu. Gerai, pagaliau mes vietas mes gavom praėjus kiek čia? Pusantros valandos. Už 250 eurų sėdėjau ant pusantros valandos ant laiptų. Tu matai prie kokio staliuko, kur mes ten kojom vienas kitą daužėm? Nu žodžiu, esmė, papasakok. Aš neturiu... Tiem žmonėm, kas keliauja po Austriją. Pasirodo, čia yra tokia sistema, kad jeigu nusipirki bilietą traukiniu, tu turi dar per kažkokią programėlę specialiai įsičekinti, nes kitaip liksi be vietos. Tokie dalykiukai, iki kur rašo, kad žmogus važiuoja. Pavyzdžiui, mes išlipsim Miunche,
Tai va čia rašo, kad iki čia mes važiuojam. Tai jeigu pamato tokį su kažkokiu užrašu, reiškia, į tą vietą sėstis negalima, nes jinai yra užbukinta. Aišku, mes tokio dalyko nežinojom, nes niekur Europoje aš nieko panašaus nebuvau mačius apskritai. Tai tokį turėjau biškį meltdown, išsiliejau ant darbuotojo, nes jis mane norėjo išvaryti iš vietos, nes kažkokio žmogaus ten buvo užbukinta. Tai sakau, tai ką man daryti, sakau, mes mokėjom tokius pinigus, ką mes 4 valandas stovėsim. Tai tada pasakė, kad galima palaukti, bet aišku, jeigu ateina žmogus, tu turi jį užleisti dėl to, kad čia yra kaip ir jo vieta. Pats kaltas, kad nežinai. Bet jo, kitą kartą pasirūpinkit savo ne tik bilietais, bet ir vieta. Žinokit, kad reikia jau užregistruoti. Oras vėl šūdinas, bet mes nuotaikos nepraradę. Pasinaudosim galimybę, kad turim visą dieną Miunchene. Važiuosim, paeksplorinsim patį miestą ir užsuksim į kelis tokius žinomiausius muziejus. Pažiūrėsim, kas ten gero. Aš manau, kad ten bus labai įdomu. Labai tikimės, kad baisiai nelis. Dėl to, kad mūsų vienintelį šilti rūbai yra tie, ką mes jau nešiojom 3 dieną. Batai mūsų yra susietkutė. Tai jeigu daugiau lietaus, jie kiaurai šlapi. Arba įsišopintus. Not bad. Such a good idea, meilė, košė dabar nuryto. Ašgi su stiliste gyvenu, tai nepasinaudoti tokią progą. Tai Jėzau, tegul lyja. No way. Klaidžiodami miesto gatvėmis pastebėjome itin gražų sodelį, į kurį patekimas buvo pro muziejų. Žinoma, pasinaudojome progą ir apžvelgėme ten esančius meno dirbinius. O iš ten jau patekome į kiemelį, kuris iš pirmo žvilgsnio patraukė mūsų akis. Išties labai gražus, prižiūrėtas istorinis objektas, kuriame gyveno Franzas von Lembachas. Jis buvo žymus vokiečių tapytojas, garsėjęs ypač savo portretais. Taip pat praėjome pro garsiąją Königsplatz aikštę, kuri tą dieną dėja buvo uždaryta. Na, o priešais Justisplatz esančio fontano Santa sugalvojo pratęsti savo tradiciją ir sugalvoti norą. Pas mus jokio maršruto nėra. Mes tiesiog eksplorinam. Eksplorinam. Čia atsidurti visų pirma apskritai. Bet Santa įkalbėjo Seriožą, kad jai reikia naujų kėdų. Ir eisim ieškoti salom ant kėdų. Mesgi kultūringi žmonės, pasikultūrinti tai mes buvom dviejose gražiuose muziejuose. Ir dabar eisim pažiūrėti kėdų, nes shopping is a part of that. Akiračio praplėtimas irgi. Reikia domėtis naujom tendencijom. Solomonais ypatingai. Patogius kėdus reikia nusipirkti kelionėm vakarbaikščius. Čia lygiai taip pat kaip tu man putėjai jausis. Makaronus. Aha. Arba mada. Mūsų akimis Miunchas visiškai nepanašus į kitus Vokietijos miestus. Tai įvairialypis, daugiakultūris megapolis, kuris pasižymi ypač gražia architektūra, istoriniais objektais, įdomiais muziejais ir galerijomis. Man įdomus, tam tikro Rumunijoje mes dar nesam buvę. O ne? Į jį būtinai norėsi sugrįžti ir patyrinėti dar labiau, neskubant ir turint konkretų kelionės planą. Taip dar labiau susipažįstant su bavariška kultūra.